Sveiki gyvi, sveiki atvykę į Gelminės ir Manto namus. Kviečiame užeiti. Čia mano mėgstamiausia patalpa, svetainė ir virtuvė. Tai pradedam nuo virtuvės gal. Kaip matote, jos nėra, nes jinai yra paslėpta. Čia Manto svajonė išpildyta. Taip, tai mūsų akcentai visuose namuose. Norėjome išgauti prabangą per natūralias medžiagas, tai šitas akcentas yra travertino sala. Už jos mes turime ąžuolinę plokštę. Ąžuolo lukštas. Ąžuolo lukštą, jo. Už kurio mes turime paslėptą virtuvės darbinę zoną. Parodysim, kaip jinai veikia. Šita technologija yra nelabai kol kas populiari Lietuvoje. Jo, ir nepritaikyta mažiems silpniems žmogeliukams, bet jeigu esate virš 1,60 m ir turite svorį virš 50 kg, jums pavyks atidaryti iš pirmo karto. Mane tiesiog puola virtuvė, nes prisiliečiau ir stalčius mane atstumė. Čia beje man irgi labai faini dalykai, jeigu jau tik reikia dar šiek tiek prie jų įprasti, bet labai patogu gaminant, pavyzdžiui, kad gali šiukšlių dėžę atsidaryti, uždaryti ir nieko nereikia, viskas su užpakaliu darai. Nieko nereikia su purvinom rankom liesti. Popkornai, šiukšliadėžė atsidaro. Ir tokia ir mankštelė gauna, tuo pačiu tai labai gerai. Matot? Darbinė zona, tai yra Lapitec Chef technologija, kur yra kaitlentė. Jūs paklausėt, mes sakom, kaitlentė yra čia. Ten. Ai, čia, idėja. Gerai, dar nepripratom. Kaitlentė yra čia, ištraukime 2 guminius kilimėlius. Tai vieną. Vieną, gerai. Ir dedame į numatytą vietą. Padedame, akmenyje išfrezuotas yra mygtukas. Mes jį jungiam, užsidega, paspaudžiam plius. Visiems skeptikam, kurie netiki. Taip, padedam puodą, viskas. Pradėjo virti. Tai mums labai svarbu buvo, kad būtų lengvai valoma, o Lapiteco akmuo ir visa šita technologija yra be galo atspari subraižymams, smūgiams, riebalams, dėmėms, karščiui, bet kam galima daryti, ką tik tai nori. Čia toks balansas buvo, kadangi akmuo šitas natūralus, daug ko bijo, bet jis labai gražus ir toks dėl grožio, o va šitas dalykas dėl praktiškumo. Ir man jis irgi yra gražus. Taip. Bet faina, kad čia tikrai gali drąsiai ir va iš orkaitės išėjęs skardą, bet ką, dedi, meti. Taip. Ką dar svarbu paminėti, kad plokštės yra italų gamintojo, visa mūsų virtuvė yra eco-sustainable, nes plokštės yra pagamintos iš perdirbtų baldų, net ne iš medžių, iš perdirbtų baldų, kažkada tarnavusių kitiems žmonėms. Tai sumažintas yra klijų kiekis, CO2 kiekis, medelių, ne tai, kad nenukerta, bet dar ir prisodina jie. Tai buvo atvykęs pats gamintojas, išsirinkome šitą plokštę. Tai yra pirštų antspaudams atsparus paviršius, matinis. Aišku, tai nėra 100%, bet 95% tikrai pirščiukų prisilietimų nesimato. Toks tyrimas man atliktas. Taip. 5%. Kas dar svarbu paminėti, tai tikriausiai apie buitinę techniką, kurią esam, bent jau aš, kaip negaminantis, esu visiškai sužavėtas. Visuose namuose yra Bosch buitinė technika. Aš kaip gaminanti labai sužavėta, nes orkaitė iš tikrųjų visiškai nereali. Ant tiek greitai įkaista ir yra visokių labai fainų funkcijų. Yra net, pavyzdžiui, pagal patiekalą gali rinktis, ką nori gaminti. Taip. Ir automatiškai pati orkaitė nusprendžia, susetapina, turi termometrą, kurį gali įkišti, žodžiu, nieko tau nereikia daryti, pats šefas uždarytas orkaitėje viską už tave padaro. Furnitūrą esam labai patenkinti, tai būtent ir šios dalis atkeliavo iš Bliulitos, šaldytuvai Bosch ir tiek šaldiklis čia yra su elektrinė, taip pat save pritraukiančią furnitūrą, tai atsidaro, užsidaro, galiu šaldiklį parodyti, jeigu nori. Man pažiūrėk. Dar tušta. Ir koldūnų, ir mėsos, ir ledą netgi turim. Tai va. Virtuvėje tiek, didelis stalas,
dėl to, kad turime didelę šeimą. Taip pat iš Termopalo. Termopalas mums jį pagamino pagal specialų užsakymą. Ar jums jį pagamins, aš nesu tikras. Bet mums pagamino kol kas 8 vietos, bet turime 12 kėdžių, todėl galima susodinti 12 draugų kompaniją tokiai komfortabiliai vakarieniai. Manau, pirmasis vakarėlis laukia mūsų rytoj. Jo, tai barą pasidarysime čia, maistą būsim pasigaminę, vanduo užvirėjau, gartraukis irgi labai geras, galiu pasakyti, kad buvau padaręs tokį eksperimentą, užsidegiau butaforinę cigaretę ir dūmas ėjo, taip tiesiog. Tai va, čia mūsų virtuvė, galim ją užsidaryti, kadangi mums šiandieną jos nebereikės. Užsidarome ir keliaujame į kitą mūsų namų erdvę. Svetainės pagrindinis akcentas yra sofa. Apie sofą daug kalbėti galėtume tikriausiai, nes tai yra tikrai debesėlis, ant kurio mes praleidžiam nemažai laiko tiek čia, tiek kitoje erdvėje, kur turime tokią pačią sofą. Pereina travertino akcentai ir į svetainę, turime tokią lyg ore levituojančią lentyną, su kuria turėjom tam tikrų iššūkių, nes tai yra visgi natūralus akmuo, kuris daug sveria. Iššūkis buvo jį įgręžti, pakabinti, kad jisai laikytųsi tvirtai, bet su šituo iššūkiu susitvarkė. Per televiziją būtinai rekomenduoju pažiūrėti video vlogą apie mūsų namo statybą, kurį rodome ir čia toks partizaninis marketingas. O dabar kylam į štai šią pusę. Jeigu pastebėt, visuose namuose yra LED apšvietimas, nėra jokių kandeliabrų, neturime... Keli kandelabrai dar turi atkeliauti. Toršerai, ne kandeliabrai. Bet šiaip jokių pakabinamų šviestuvų neturime, kadangi norėjome išlaikyti minimalizmą. Tik salos ir valgomojo stalo turim, nes reikia tos kartais, kai gamini darbinės. Taip. Tai į svetainę mūsų valgomasis. Dar vieną dalyką, kurį pasidarėm, tai yra integruota garso aparatūra tiek virš svetainės, tiek virš valgomojo zonos, miegamajame ir vonios kambaryje, kad galėtume per appsą leisti visuose namuose muziką. Aišku, galima ją reguliuoti, įjungti vienoje zonoje, palikti kitoje zonoje ir panašiai, bet norėjome būtent to nuolatinės muzikos palydos savo namuose, ką ir turim. Toliau, ąžuolinės grindys šviesios, natūralus ąžuolas, parketas taip pat suteikia švaros, tvirtumo, ilgamžiškumo, rinkome šviesią spalvą, kadangi ant jos matosi mažiau dulkės, o gyvename šalia miško, čia ateina ir spigliukų, ir voriukų, ir žiedadulkių dabar pats metas. Labai daug, visur jos. Ir mano plaukai nesimato ant šitų grindų. Taip, tai ąžuolas, akmuo, stiklas, ir einame LED apšvietimas ir einame į pagrindinį tokį mūsų vizitinę namų kortelę, tai yra šitie laiptai. Labai džiaugiamės Gintaru ir Vytautė, Gintaras Kubilius ir Vytautė Gineikaitė, Gikų ateljė, mūsų architektai ir dizaineriai sukūrė juos, parodė ir mes likom tiesiog sužavėti. Sprendimą fainą sugalvojo, nes Taip. Jie buvo tokie pliki, o dabar yra nepliki. Ir tas veidrodžių sprendimas man irgi labai fainas, kad tai pereina iš vieno į kitą. Ir šiaip veidrodžiai praplečia erdvę. Daug kas sako, kad bus sudėtinga valytis, bet o kada valytis yra lengva. Tai reikia neužsileisti ir nuolatos palaikyti švarą, tada bus viskas paprasčiau. Tai keliaujam, parodysim miegamąjį. Miegamasis dar ne visiškai baigtas, nes dar keliauja visokie šviestuvai ir panašus dalykai. Labai ilgai ieškojom kažkokių spintelių prie lovos, kurios tiktų ir patiktų, nes norėjom, kad būtų su stalčiais ir, žodžiu, pasidėjimui visokių daiktų. Einam į drabužinę. Ateik, man tai ir tu. Mes turim po atskirą koridorių kiekvieną savo. Taip, čia mano čia yra gelminės koridorius. O šitas yra manto koridorius. Taip, čia jeigu norim nesusitikti. Niekada. Drabužinė? Jo. Drabužinė.
Yra įdėti sensoriai visur. Aš labai džiaugiuosi savo šituo kosmetiniu staliuku. Irgi yra toks šviesos sprendimas, man labai patinkantis. Ir aišku, tos vietos drabužiniai nebuvo per daugiausiai, dėl to, kad ne nuo nulio namas buvo statytas, bet išnaudota yra maksimaliai, kiek išėjo, su tiek vietos, kiek yra. Šiek tiek skiriasi išplanavimas mano pusės ir Manto pusės, nes skiriasi mūsų ūgiai ir aš galiu turėti truputėlį daugiau tokių mažų rūbelių, tai yra daugiau man vietos mažesniem dalykam kabint, Manto yra ilgesniem drabužiam daugiau padaryta ir faini sprendimai man, pavyzdžiui, čia nieko, aišku, irgi daug dar nėra, bet papuošalam, pavyzdžiui, laikyti ar ten kokiem diržam tokie suskirstimukai. Kas man tai pas tave yra kitaip? Pas mane patinka, kad yra batų lentynos apačioje sudėtus, kadangi aš turiu daug kostiumų, patinka sensorius, kur nereikia junginėti šviesos, tiesiog prieini, palietė ir viskas įsijungia, laukiame dar gelminės pufiko kosmetikai susidėti, Pufiko, ne, kosmetikai jau užpakaliui pasidėti, jo. Tiek su drabužinė tikriausiai, keliaujame į vonios kambarį, turime tokią intrigėlę, tai yra stiklinė siena, tai kai gelminė ar aš maudomės, mes jau ateindami galim truputėlį užsikurti vakarui ir viens kitą prižiūrėti, ar gerai prausėsi. Natūralaus akmens. Taip pat tęsinys, tikriausiai pastebėjote, ir drabužiniai yra visai iš travertino, praustuvai taip pat yra iš travertino, parketas tęsiasi per visus namus ir ateiname į vonios kambarį, kuriame mes turime itin minimalius akcentus vonioje, be galo elegantišką vonę, didžiulį dušą, natūralus akmuo, taip pat šlifuoto metalo santechnika ir mūsų japonas tualetas. Labą dieną. Tai va, tokie akcentėliai. Kai kas mus, kaip čia sakyti, ne tai kad barė, o pergyveno dėl mūsų ąžuolinių grindų vonios kambaryje, tai turim pasakyti, kad grindys yra pilnai impregnuotos, jos pritaikytos yra vonios kambaryje, aišku, priežiūros reikia. Atsiprašau, geras sprendimas labai, kad atsidaro duris ir vidų ir išorę, tai mes jas atidarinėjom į vidų visada ir realiai niekas čia neprilaša, kad ir ten būna prigaravę, tai toks būtų sprendimėlis. Jo, gyvatukai irgi yra paslėpti. Žodžiu, viskas yra kiek įmanoma paslėpti. Kiekvienam kambaryje yra po kondicionierių, jie yra irgi paslėpti sienose, yra tik tai nedidelės nišos, iš kurių ateina oras ir pasiemamas oras. Ir visuose kambariuose mes turime tą paslėpti tokią techniką. Keliaujame toliau, dar kartelį primenu, pažiūrėkite būtinai šį video vlogą, kuris matosi ekranuose, o dabar leidžiamės į vaikų aukštą. Vaikų aukšte mes turime 2 kambarius, kiekvienas vaikas turi po drabužinę, stalai rašomieji ir 2 atskiri vonios kambariai. Kas toliau, Gelminė? Keliaujame toliau į čilo ir darbo zoną. Sveiki atvykę į kino teatrą, PlayStation'o žaidimo zoną. Turime čia erdvinį garsą, specialią sieną montuotą per kelis sluoksnius, kadangi už jos yra įmontuojamas kondicionierius. Už kondicionieriaus mes dėjome akustinės plokštės, jas specialiai tvirtinome, tada kabinome televizoriaus sistemą, televizorius pats atsitraukia, ten yra revizinės durelės, kad būtų galima prieiti, tada yra sumontuoti garsiakalbiai, 1, 2, 3, viršuje 2 ir subwooferis, garsas yra tikrai geresnis negu kino salėje. Čia visur irgi yra ąžuolo lukštas ir norėjom, kad šitas atskirimas iš pradžių buvo mintis tik tai sienelę palikti, bet pagalvojom, kad norėtųsi, kad būtų ir vietos pasidėti kažkam ir tokia kaip mini studija gal, nes savo Mantas savo laidą čia turi, Vituko. Tai irgi pažiūrėkit, kas dar nematė.
Kas čia dar? Šaldytuviukas taip pat atkeliavo iš Termopalo, turime akcentą natūralų akmenį mini bariuką, kur galima susiplakti ar kokteiliuką, ar Popkornam laikyti stalčius. popkorniukus pasiimti, taip, ar gėrimų pasiimti iš šaldytuvo. Kiliminė danga priduoda jaukumo ir labai gerai yra dėl akustikos. Čia stalo žaidimam ir šiaip sėdėjimam vieta. Jis, kaip matote, visiškai atkartoja lempos. Jo, tik ne šiuo atveju. Turėtų stovėti lygiai po lempą. Aš filmavau laidą, patraukiau truputėlį. Yra patraukta, bet jo. Sporto salė, ją surinko treneris ir patys Evolvo specialistai, kurie atvažiavo, išsimatavo salę, pasiklausė mūsų lūkesčių ir tada surinko visus reikalingus įnagius. Tai turime 2 vietas diržams, turime pilną reką 160 kg, turime bėgimo takelį, turime crossfitinį dviratį, taip pat yra lengvieji hanteliukai. Šitas labai įdomus sprendimas. Hanteliai, kuriuos galima pasireguliuoti kiek nori. Tai gali būti 10 kg hantelis arba gali būti iki 32 kg hantelis, su kuriuo galima dirbti. Svertinis treniruoklis gali pasidaryti pristraukimams, gumos, gyros, kamuoliai, tokia kaip ir pilateso zona, pavadinkime. Tai va, tokia mūsų erdvė, čia susitinkam su gelmine. Taip, gal dviese mums sunku, čia būtų sportuoti, dviese daryti, tarkim, pilateso treniruotės ar jogą, bet jeigu jėgos treniruotės ar kardio treniruotės. Galiu bėgti. Jo, mes lengvai čia sutilpam. Tai va, keliaukime tikriausiai prie durų, nes tai jau būtų kaip ir mūsų namo turo pabaiga. Čia beje dar bus šviečiantis paveikslas. Taip. Jeigu ką, dėl to tas laidas. Čia Dainiščiuka mums padovanos nuotrauką tokioje šviečiančioje dėžėje. Bus pakabintas akcentas. Taip pat mūsų namuose dar trūksta paveikslų. Turime Eigirdo Stinsko paveikslą, kurį aš gavau nuo Gelminės su gimtadienio dovanų. Taip, tai jis kabės čia. Taip. Šioje vietoje. O tenai virtuvėje per visą beveik stalo ilgį turėsime dailininko Alvydo Stonkaus paveikslą, abstrakciją, kuri kabės čia, taip pat antracitiniuose tokiuose rėmuose. Abstraktus paveikslas, kurio idėja buvo įnešti žalumos, kuri pas mus per langus šviečia kiekvieną dieną, įnešti tą žalumos truputėlį, įbrėžti į mūsų šviesų interjerą. Beje, tas dailininkas mano tėtis yra. Gerbiamas uošvis. Gerbiamas uošvis. Labai gražus paveikslas, dar nematėm realiai, bet matėm tik tai online. Ai, tu matei realiai? Okay. Tai tiek būtų mūsų namų ture. Ačiū, kad atvykote. Ačiū, kad domitės, ačiū, kad gerbėte mūsų privatumą ir paliekate mūsų sprendimus, džiaugsmus ir vargelius mums patiems. Dėkojame jums, linkime jums svajonių išsipildymo, įgyvendinti savo svajonės, kuriant savo svajonių namus, neklausyti niekieno patarimo ir daryti tik... Dizainerių. Dizainerio galima. Aš net rekomenduočiau, nes labai gerai buvo, kad klausėm jų. Aš neku apie žmonės iš šalies. Neprofesionalių patarimų. Tai sekite savo širdies balsų ir... O tų, kur galvoj skamba balsų, neklausykit. Nueikit tada pasitikrinti. Sėkmės jums. Ir ačiū Termopalui. Ačiū visiems. Iki.